Sekmadienį kovo 1 dieną pirmą kartą per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją tiesiogiai rinksime rajono vadovus, savivaldybių merus. Ir tai ne vienintelė istorinė galimybė susijusi su šiais rinkimais. Tarpe 8 kandidatų yra ir viena moteris, socialdemokratė Vidarė Kešienė. Todėl turime išskirtinai istorinę progą pirmą kartą rajono istorijoje valdžios vairą patikėti moteriai. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba vadovaujanti Vidarė Kešienė yra ir vieninteliu Jurbarke moteris vienijančio klubo vadovė. Pasidomėjus, ką moteris veikia aplinkiniuose rajonuose, pastebėjau, kad Jurbarke nėra moteris vienijančios ar būrenčios organizacijos. Todėl prieš 2 metus sutikau vadovauti atkurtai socialdemokračių moterų sąjungos Jurbarko klubui. Kandidatė į merus pasakojo, jog per 2 klubo gyvavimo metus buvo ne tik suorganizuota daug susitikimų, aplankyta kultūrinių renginių, bet ir ieškota naujų laisvalaikio praleidimų formų. Nuo jogos užsiėmimų iki sergančių rajono gyventojų lankymų Jurbarko ligoninės slaugos skyriuje. Prieš rugsėjo 1 organizuota daug labdaros akcijų, renkant kanceliarinės prekes socialiai remtinų šeimų vaikams, bei pagyvenusių žmonių mėnesį svečiuojantis pas vyresniuosius partijos skyriaus bičiulius. Prie kai kurių iš šių akcijų prisidėjo ir Lietuvos Socialdemokratų partijos Jurbarko skyriaus vyrai. Vidarė Kešienė neslėpė, jog ir kandidatuoti į mero postą ją padrąsino klubietės. Atsižvelgiant į jų ir skyriaus kolegų pasiūlymas buvo sudėliotos ir rinkiminės programos nuostatos. Klubo moterys buvo pagrindinės iniciatorės, kurios paskatino mane dalyvauti Jurbarko rajono tiesioginiuose mero rinkimuose. Šios moterys ir dabar yra pagrindinės mano rėmėjos ir pagalbininkės. Mano rinkiminė programa tai 10 krypčių, kurios glaudžiai susijusios su Jurbarko skyriaus socialdemokratų rinkiminė programa. Darbas, darbo vietos, galimybė rajono žmogui dirbti ir užsidirbti, o ne minimali alga ar didesnė pašalpa, prioritetinės mano kaip savivaldybės vadovės veiklos sritys. Daugiabučių namų ir viešųjų pastatų renovacija. Tai ne tik miesto gražinimas bei darbo vietų atsiradimas, bet ir mokesčio už šilumą mažinimo sprendimas. Ne mažiau kaip 30% kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rajono žvyrkelių pagerinimui naudojimas ne tik pagerintų kaimo žmonių infrastruktūrą, bet taip pat padėtų įspręsti darbo vietų atsiradimą. Be abejo, investuotojų į rajoną ieškojimas, konkurencingos aplinkos kūrimas padėtų įspręsti rajono nedarbo problemas, paskatintų išvykus jaunimą grįžti į savo kraštą. Sieksiu, kad būtų vykdomi ne tik tie projektai, kurie kurtų naujas, patrauklės darbo vietas, bet ir gerintų viešųjų paslaugų kokybę. Mano kandidatavimas į mero postą tai siekis nepolitikuoti, o noras dirbti taip, kad mūsų gyvenimas gerėtų.